Labai ilgai laukiam šitos dienos ir šito ryto. Tų naujų automobilių gauti į Lietuvos policiją tam, kad galėtume mūsų, galbūt jau padėvėtus, bet tikrai dar tinkamus tarnybai paaukoti, atiduoti savo Ukrainos kolegoms. Visai operacijai vadovauja Renaldas. Aš šiandien būsiu tiesiog vairuotojas. Iš čia važiuosim 4 grupėm po 20 mašinų, su 15-20 minučių intervalu. Buvo mintis važiuoti kiek įmanoma vienu konvojum, bet užkišim eismą prie Kauno ir visur kitur. Te palaimina jūs, te palaimina visus šitus automobilius. Ir gero kelio ir įdedam buvo kapelioną. Pirma grupė pajudėjo. 6 nesilikit. Iš viso važiuoja 80 automobilių, į 4 grupės esam suskirstyti ir mūsų tikslas išlikti toje kolonoje ir nepasimesti, nenuklysti, neatitolti. Tai vat čia irgi, manau, vienas iš tokių sudėtingesnių šitos kelionės iššūkių, nes kolonoje patirties nežinau, ar daug čia yra turinčių. Pirma jo atkarpa, bet trikdžių tikimės, kad taip ir toliau bus. Savanorių, kurie norėjo šioje misijoje dalyvauti, buvo virš 3 kartų daugiau negu mums jų reikėjo. Nesvarbu, kas tu toks esi, ar tu esi generalinis komisaras, ar tu esi tiesiog tyrėjas, tu darai tą patį. Sėdi už vairo, tu vairuoji automobilį, kurį reikia pristatyti mūsų Ukrainos kolegams. Mes įvažiavom į Varšuvą, kol kas visa kelionė vyksta pagal planą, tačiau eismas gerokai paintensyvėjęs, oro sąlygos taip pat nelepina. Dėmesio visi jungiam švyturėlius. Čia buvo Lenkijos policijos prašymas. O mes ir vykdom. Didžiausiai iššūkiai, aišku, Varšuva. Buvom į gerą liūtį papuolę, kas nesimatė nei priekį važiuojančio, nei į valytuvą nespėjo. Kaip ir juokėmės, kad kai buvo saulėta ir automagistralė buvo greitis 80-90, o po to įvažiavus į Varšuvos aplinkelį patį Varšuvą, Lenkų kelių policija ir lydintis mus uždavė gerą toną, tai buvo daug. Aš nesu dar tiek važiavęs. Nuolat lydi pasikeičiantys policijos ekipažai, tai aš taip įsivaizduoju, kad kaip ir Lietuvoje panašiai galbūt pravažiuojant kiekvieną apskritį, pakeičia tos apskrities pareigūnai ir viskas labai sklandžiai. Pagal laiką telpam su kaupu. Teko pagelbėti. Mums nemanau, kad tai buvo sunku, tikrai buvo smagu padėti ir atlikti tą, kaip sakant, pareigą tėvynei, o iš tikrųjų smagu, kad visi sveiki ir sėkmingai davažiuoja. Jau sutaisim? Šiai minutė jau turim apie 11 valandų gryno važiavimo, nuvažiuota apie 900 km. Nuovargis jaučiasi. Tikslas šiandien yra sustoti Lenkijoje, netoli pasienio su Ukraina ir sulaukus visų automobilių kartu kirsti sieną naktį arba parytį. Tikslaus laiko nežinom, bet tikimės, kad tai įvyks kuo greičiau. O sustojus lauks vakarienė ir poilsis. Petrai, surenkam visus dabar mankštelę, visi prasimankštinam, prasijudinam, viskas. Сколько машин? 80. 80. О, дякую вам, дякую. 80 машин. Ми якраз приїхали з України. Ви самі дружні
нація, разом з Польщею нам допомагаєте. Є така oddzielna zrobiona tylko dla tego i podgrzew, jeżeli... Ale to jest bardzo dobrze. Super. I oby poznać dobrej służby. Wzajemnie. Jedziemy do domu, do rodziny. Do zobaczenia. Kai policijos bendruomenė daro tokius gerus darbus ir kapelionai, tiesiog būtų nuodėmė tame nedalyvauti, nebūti ir kartu nekeliauti. Gėries tuo, kuriasi, sukuojasi, kokia vienybė. Mūsų tikrai šalelė ji maža, bet padaro tokius didelius gražius dalykus. Šiandien vienas iš mūsų komandos narių švenčia savo gimtadienį, tai kviečiam Raimundai. Ačiū labai tau, kad paukojai vietoj šventimo iškeitė į važiavimą. Šaunu. Tai žinokit, visą laiką stengiausi gimtadienį sutikinėti ne namuose. Tai pagaliau per mano trumpą gyvenimą pirmą kartą padariau. Kadangi vis tiek emociškai sunkiau, vis dėlto vykstam į kariaujančią šalį, kaip bebūtų, viduje šiek tiek nerimo yra, bet pasiryžimas tiesiog mūsų tokia tarnystė, ne tik Lietuvai, bet ir visiems pasaulio žmonėms, tai to pačiu ir kaimynams mūsų artimiausiams visiems. Labai toks dviprasmiškas jausmas, tas savanorystė, ar tu daugiau duodi, ar daugiau pasiemi. Aš manau, kad šitoj kelionėje mes daugiau pasiimsime, negu duosime. Mano karjerai, nors jinai jau virš 30 metų, tai yra viena labiausiai įsimintiniausių dienų tokių, kai tiesiog tu darai tai, ką reikia daryti. Pabudome ir kelkitės. Naktį, dabar 1:30 nakties ir mes prieš kokias geras 5 minutės išjudėjom link Ukrainos sienos. Bandysim įvažiuoti į Ukrainą, tik šiek tiek sunku dar orientuotis. Turėjom 4 valandas miego, kadangi mūsų grupė pradėjo judėti, paskutiniai išlošėm laiko tam. Minučių ir judėsim. Dėmesio grupė Ukrainos teritorijai su švyturėliais važiuojam. Trumpa akimirka, bet jinai buvo labai brangi. Įvažiavus į Ukrainą, tu pamatai pirmų, sakykime, taikinių po dešinę pusę plakatą, kuriame parašyta didelis ačiū Lietuvai už pagalbą, už tos veiksmus, kuriuos mes darom. Ir tu pagalvoji, kad tu esi dalis tos akimirkos, kuomet kartu su savo didelė komanda atveži mažą dalelį mūsų paramos, mūsų žingsnį link pergalės. Tikrai valdžiusi kelionę kaip labai sėkminga. Visiškai netyčia praradom vieną automobilį, bet praradom tik išvažiavę. Tai iš 80 atvyko 79, apart visiškai smulkių keleto gedimų kelyje, 1000 km per vieną parą. Tai čia pora smulkių gedimų, aš manau, kad automobiliai buvo puikiai paruošti, vairuotojai pasiruošę, ištvermingi. Tai viena didžiausių policijos logistinių operacijų, tai viskas puikiai pavyko, tikrai labai didžiuojasi ir komanda, kuri vyko kartu, ir komanda, kuri organizavo, kuri dėliojo logistiką, kurie parašė automobilius, šaunuoliai visi. Ukrainos policijų labai reikia. Jie tikrai juos vertina kaip labai pažangius, nesvarbu, kad jie yra jau mūsų naudoti, jie su nekantrumu jų laukia ir artimiausiu metu tie automobiliai bus paskirstyti Ukrainos regionus. Vakarų Ukraina, gal tiesiogiai to karo žaizdų nesimato, bet tas 9 valandos, vadinčiau, liūdna tradicija arba labai gražus, bet dėja labai liūdnas momentas, tai tikrai iki širdies gelmių paliečia.
buvau giliai nustebęs, girdėjau tik tai apie ją iš laikraščių, galbūt visuomenės informavimo priemonė, bet teko gyvai tai pamatyti, kaip viskas vyksta realiam laike ir tuo pačiu metu turėjau pokalbį su žmona ir net nesitikėjau, kad teko jį nutraukti staigiai ir sustoti, mačiau, kaip žmonės į tai reaguoja ir toks širdies bildimas buvo, keistas jausmas, jaučiausi tarsi mažam filme, kuriam, reiškia, transliuojama pagarba tiem žmonėm, kurie turbūt išėjo Anapilin už tą laisvę, už kovą, už būtį. Dabar jaučiamės be galo pavargę, bet tuo pačiu ir be galo laimingi, nes galėjome turbūt praleisti, kas žino, galbūt vieną iš prasmingiausių mūsų gyvenimo dienų savaitgalių. Šis transportas, šie mikroautobusai dar ilgus metus tarnaus Ukrainos policijai і неш дідюля naudą Українос жmonėms. Це зло, яке прийшло на нашу землю, принесло дуже багато жертв, як цивільного населення, Збройних сил України, також Національної поліції. Ви приїхали сюди всі добровільно, дорога, час особистий, але ви з великою радістю приїхали для того, щоб допомогти нам. Ще раз вам щиро дякую, слава Україні! Героям слава!